Bet jisai vienos fazės neturi riebalo. Man irgi labiau patinka vienfaziai, ne. Čia dar priklauso irgi nuo tušo koks. Nes tas pinelis kartais irgi ne taip gerai panaudojama. Klinikiero? Ne. Koks? A. Aplamai pats pinelis. Ne, aš tai visada tik tai atskirą valiklį. Negraužia jum, ar ne? Kas buvo, irgi aš tada nepaklausiau su pakių valikliu. Malonį kvapą, taip skaniai. Man niekas negraužia, galit. Pakartot. Su batų kremu galit. Atleitot, man negraužia niekas. Nesakykit taip jau. Rūkšti. Pirmą kartą negriaužia, antrą, trečią griaužia. Nuo batų? Tepalą? Iš karto. Taip, biškį subrukau, kokius ilgos buvo tenytės. Dar vieną kartą trupučiuką. Nu, gerai. Pats nemėgstamiausias darbas - akis valyti. Ir žiūrėk, vis tiek po to atsispaudžia, pagailė. Kai sau, tu žinai, kiek akis paspausti. Man labai patinka iš tikrųjų Exceptiono valiklis, sviestas, taip. Kremas tas toksai? Jo, kaip kaukės indelyje yra akių valiklis. Kaip jūs ten užlinko? Atsimerkit biškį. Kažkaip jau nepatogiai padariau, va, dabar užsimerkiu. Nes jeigu į tą pusę biškį prabraukiu, tokios ilgos užsirečia. Susikabina. Tai va, kodėl man jis patinka, kad tu tiesiog nei vatuko nieko nenaudoji, tik švelniai rankytėm, per savo tu jauti, kiek savo paspausi, bet kaip kabinete jį ten makaluoti klientui pirštais ant akių. Peržengti per save reikia, bet savo labai faina, aš kitokio ir nenoriu. Juolab atsparukų ir dermotušą naudoju, tai jisai labai gerai tirpina. Taip švariai ir nuvalo, po to ir ne iš kažkur išsibuzoja, tada tik tai nusiplauti belieka veidą, kiek prabėgi pro akis, bet labai gražiai man su juo. Nereikia tuo vatos diskeliu, kai jautri oda, tą brūžinį. Man tas mechaninis, jo, tai nelabai irgi. Norisi mažiau kartų bent jau brūžinti. Šepetukų, sakiau, paimsiu. O kur visi šepetukai čia dar? Tarkim, tokį paimsiu. Irgi koncentruota prausiklė. Sakau, aš jį visada iš esmės renkuosi demonstracijose. Patinka intensyvesnė. Taip, putos. Čia galit, norit ir gudriau, aš čia skubu, bet žinot, kaip dabar. Prisifilmuoti reikia ir taip toliau. Tai čia labai tinkamas produktas visiems procesams. Parodyti savo meistriškumo, rankų miklumo, fantazijos išplėstumo ir taip toliau. Bet jeigu klientas guli ir niekur jo nerodysi, tai reikia padaryti, darot kaip daro Lina. Tepat ir... labai gerai jis, tų putų. Jeigu dar Exceptiono milteliai būna, pradingsta, jau tiesiog norisi, irgi tas principas, taip, sumaišai putas, bet tiek, daug, taip, gerai. Jos susigeria tos. Pradingsta. Man ir ant veido savo namie aš naudoju, tai tada dar antrą kartą. Norisi, kad jau tikrai taip jau išplautų. Taip, vandenukas.
Jo, kvapai faini, aš tikrai tik tai apie klinikierą gerais žodžiais mūsų jis tikrai mėgiamas, gal mažiau dėmesio gauna su seminarais kalbant, nes mažiau tų, kaip pasakyti, viską turi, ir kokteilių, ir rūgščių, bet kiekvienų yra taip kažkaip tik unikaliai karboksi. Aš irgi karboksi. O kalbant apie profinę liniją, va šituos, tai irgi unikaliai neturi tokių aparatiniam procedūrom mūsų nei vienas gamintojas kažko tai tokio. Ir jeigu jau reikia, kalbant apie RF-ui, dar kažkam, tai jų geliai, jo. Ir tas pienelis, kuris yra RF-ui, masažinis net nereikia, kolegės vienos kitom rekomenduoja. Man irgi yra labai įdomu. Tokia oda biški gal jautroka, ne? Čia buvę randukai? Ar tiesiog tokia struktūra odos? Čia šonuose Aha, buvo. su akne kažkas, ne? Čia kur toks gilus randas, tai ten fejerverkas pataikyti, nuteikti. Tai jo, padarysim glow, su blenderiu pamaišysiu, gal maždaug 1:1. Bet aš esu dariusi mezoterapiją, esu rūgštis dariusi, tikrai patiko viena kita procedūra. Kažkokiu ten šaltinių nebuvo. Mūsų kombinacijai pažiūrėsit, kaip gausis. Ne, bet ne pirmą kartą esu dariusi tokius apjungiant, kaip seminaruose, tai norisi laiko sutaupant ir tą, ir tą, ir tą. Aišku, tikiuosi jūsų nesubalamutinti. Atskiri protokolai yra. Ir tai nereiškia, kad kaip aš darau, kad taip reikia daryti. Tai galima, nieko neatsitiks. Bet ar į vieną procedūrą sudėta tiek daug dalykų yra reikalinga? Ne. Todėl, kad neišnaudoja kiekvieno maksimaliai, ko reikia. Tai geriau padalinti į atskiras procedūras. Nu, ne visiškai, kad jau karboksi be nieko. Bet karboksi, pavyzdžiui, su mikroadatinė. Nu, liuks. Peelingas ten būtų su užbaigimu lakštinės, va, kaip darėm prieš tai. Aha, boosteris, lakštinė arba gelis ir lėlė. Nu, tai aš šitą padalinčiau į 2 procedūras. Kiekvienoje yra po intensyvę dalį, yra cheminis peelingas vienoje, kitoje yra, nu, kaip ir 2, net karboksi ir mikroadatinė. Taip, tai... Taip, mes nusiplovėm. Dar pervalysiu aš truputėlį dėl higienos. Toniku tiesiog pervalau dėl švaros, kad kur aš nedaploviau, tarkim, nedasivalė. Bet prieš rūgštį man jau reikės vis tiek nuvalyti su nuriebalintoju. Tai čia toks žingsnis kaip irgi. Bet aš su kutaseptu tiek nenoriu, tarkim, valyti. Tai čia toks daryti, nedaryti galite ir toniko gal ir nedaryti. Nes dabar darysim rūgštį. Čia nesimaišytų, reikia dar vieno indelio. Kol kas aš jos alkoholiu ir nevalau, kol paruošiu rūgštį. Rūgščiai pamaišymas bus su blenderiu. Tai glow. Yra pamatavimai kiek pipetės, bet vis tiek neišeina nei pilnai išspausti, nei ką, nes klampus. Pure Peelas yra ten padėtas, jis yra skystesnis, glow yra tirštesnis. Jo lėtesnis ir susigėrimas jau iš jo paties net nemaišius su AHA boosteriu. Dėsiu, liks tai liks, o gal pasluoksniuosiu, pažiūrėsiu kaip... Peel blenderis. Pažiūrėsiu, kaip oda reaguos. Šiaip vienas suspaudimas liktai 0,5, bet šiek tiek, nu, vis tiek lieka ant pipetės, tai tiksliai nepamatuosi, tai aš ir nesivadovauju, ten buvo... Čia yra pabaiga. Ten 4 sudėjau.
Šiaip, pil blenderis pagal savo sudėtį, nepasakiau, jis gali būti kaip serumas naudojamas. Buvo trumpo galiojimo kažkada, aš visus pasiėmiau ir sunaudojau kaip hialurono serumą. O tai yra netgi kapiliariniai odai gerai. 2 peptidai kapiliaram jautrumui odos mažinti, 3% hialurono rūgšties. Jo labai ir faina, galit pabandyti. Konsistencija irgi toksai nesusirutulioja, nesulimpa hialuronas. Tai puikiausiai gali būti dar kaip vienas iš serumų. Mes turim glow boosterį, mes turim mažos molekulės hialuroną ir dar gali būti jautriai kapiliariniai su raudoniu. Va šitas, nes ten peptidai prieš odos raudonį, jautrumą. Tai šitų su pipetėm. Nu va, išsimaišom rūgštį. Pradėti tepti galima nuo atsparesnių zonų. Čia maždaug man tas veidas vienodai, bet tai aš tada pradėsiu nuo kaklo ir kad to lygiai taip. Jūs sakysit, ką jausit. Nenuriebalinau. Nu, gausi taip, užsišnekėjom. Jau dabar viskas. Nevalysiu. Gal to lygiai. Nuriebalinti su šitu. Tiesiog pas juos nėra nuriebalintojo, tai būtų kutaseptų. Ar kažkokio, bet šiaip jeigu, pavyzdžiui, exceptiono turit, galit su jų. Jis yra švelnesnis, paruoštas kaip nuriebalinimui 40% yra ten alkoholio. Aš tai visur dabar naudoju prieš pylimą. Nuriebalinimas yra gerai. Jo, šiuo atveju aš pražiopsojau, vat reikėjo iš karto. Užsimaišiau ir jau. Apie būsterį. Ne, todėl, kad reikėjo nuplovus tą ir padaryti. Norėjau kaip geriau. Tai va, labai gaunasi gera konsistencija, blenderis tirštas, tai nepraskedžia pylingo, nieks niekur nebėga. Čia dar biški liko. Ką jūs jaučiat? Kaip pirštėjama. Yra biški, gerai. Slenkas nelabai. Tai, nebijau. Gal daugiau. Gali parausti. Čia gavosi gal blenderio šiek tiek mažiau, nėra 1:1, jo mažiau užsikabino negu rūgšties į pipetę. Proporcija, gal sakyčiau, pylingo 3 dalys, 2 dalys blenderio, maždaug gal taip. Tai va, neutralizavimo čia nėra, bus reikalingas tonikas, pervalyti gausiai ir pagal gamintoją nėra nuplovimo. Aš visai mėgstu nuplauti, kad neliktų lipnumo, tai galima įvairiai. Tik tai tiek, kad jeigu su vandeniu plaunant, gali suintensyvėti graužimo pojūčiai. Vanduo skiedžia rūgštį, geriasi, kažkaip va tokie va vyksta. Tai irgi nieko blogo, tai nėra nudeginimas, kad intensyvėja pylingo poveikis. Ne, tik tai pojūčiais yra, kad jeigu su vandeniu plausit. Tai aš pažiūrėsiu, kiek susigers, kiek po nuvalymo liks. Bet kadangi mikrodatinę darysim, tai jo nuplausiu. Iš tikrųjų, tai jo nuplausiu. Pasikalbėjau su savim. Taip. Karboksis dargi. O Jėzau, ko jūs nesakot? Karboksi terapijoje svarbu sausom rankom išsiimti lakštą nešlapiom. O kiek šitas rūgštys laikomas? Kokias 5 minutės, 6 galim palikti. Galim palikti, tai juokauju. Ir tada karboksį dėti ir bus turbo. Tepant jau gelį, šiaip reakcija, va, tai kai klausia dėl kaklo dekolte, kadangi nėra lakšto kaklui, tai galit nenuplovę rūgšties užtepti karboksį gelio. Ir įvyks karboksį reakcija. Taip. Tai dėl to sakau, galima palikti ir padaryti žymiai intensyvesnę karboksį terapiją. Rimtai galima? Nu taip. Ne, tikrai, aš ją galėsiu ant dekolte uždėti, ne, ant veido tai ne. Bet čiut gal rausta intensyvėja?
To aš nuplausiu 5 kokios minutės bus. Ne, kadangi karboksi lakštas yra tik tai veidui, būna klausimas, ką dėl dekolte. Tai čia jau yra improvizacija ne pagal gamintoją, bet taip yra. Yra reakcija rūgšties ir šarminio produkto. Šarminis produktas yra gelis. Tai jeigu aš karboksį gelį dabar tepčiau, tai vyktų reakcija. Tai veidą nuplausiu, kaklą dekolte galiu palikti, kažkiek bus ne taip intensyviai, nes nebus uždėtas lakštas. Viskas nuburbuliuos į orą. Kažkiek pamasažuosiu, tai tikrai nebus labai pojaučiais per stipriai. Pažiūrėsim, kiek paraudo ir panašiai. Tai galiu dar karboksį pasiruošti. Bliūdų per mažai. O kas čia bėga? O šiaip tai dėl kaklo dekolte galima atkirpti, pavyzdžiui, kažkokios tai medžiagos ir panašiai, arba tik tai va taip, pažiūrėsim, kaip pasakys, ką jaus, ar paraus, ar kaip, čia individualu, bet taip, čia bus neutralizavimas, karboksi gelio reikia. Viena bloga savybė truputį, kad jeigu oro pagaus, tai reikia pastatytus kompuoti. Ir į pabaigą, kai lieka, va ten, jeigu tiršti, vis reikia pakratyti. Po to bandžiau nupjauti. Tai sunkiai pjaunasi, nes labai kietas šitas. Tai kaip išimti tuos gelius keramidų, vitamino C. Tai toniko pyliau, prasiskėdi ir tada kažkokiem irgi užpilti tabletiniam kaukėm sunaudoji. Nes šituose bambaliuose, va tų gelių, dar lieka va tiek. Tai koks čia, sakykime, nebus 100 ml, bet 5 kokių gali būti, kadangi išsitirpinti su toniku, šliukšto kažkiek, išsitirpini tai labai gerai lakštiniam kaukėm, tada tom tabletiniam. Čia jo kažkur aš šlapinasi. Čia purvini tą paimti, man reikės karboksį tepu su silikoniniu šepetėliu. Labai gražiai priguldo tą gelį. Oi, ką galvoju nunešti. Tai tegul bus paruoštas. Viskas, plaunam tada jūsų pirmą pervalau, nes su natrio PCA jis neutralizuoja rūgštį. Neišsigaskit. Šiaip neparaudo kažkaip intensyviai. Dabar gali būti intensyviau kažkiek, kai valau. Ir čia nuvaliau. Gausiai dar kartą rūgšties. Jeigu tai būtų rūgšties protokolas, galima nenuplauti, puikiausiai šita proporcija rūgšties su boosteriu nusivalo. Čia bandau save sustabdyti, nenuvalyti, nes žadėjau uždėti karboksį gelio. Bet jau biškai čia buvau pavalius. Ką dabar jaučiat? Taip lengviau dabar. Lengviau. Ir aš jums žinot ką, kad išbandyti tą, kur sakiau, kad kaip ranka nuima pojūčius, graužimo ir visa kita, tai užtepsiu pabandyti jausmui. Prieš karboksį, aišku, man jis ne į temą irgi, to nereikia daryti, bet jeigu tai būtų rūgščių protokolas, tai galima dėti tą mažos molekulės hialurono serumą ir labai apramina. Aš prieš mikrodatinę darydavau visada tą serumą ir dėl slydimo, kaip sakiau, ir dėl nuraminimo po exception rūgščių. Taip. Drėgmės duoda, jeigu kombinuota procedūra rūgštis plus įvedimai tame tarpe kaip tik į temą, hialurono gauna. Taip, tai aš jo ir uždėti galiu. Nes jį rašo mikronydlingui, bet namuose. Bet jūs padarysit kabinete.
Namuose. Ne, namuose jisai, sakau, aš nepalaikau dermarolerių namuose. Turim iš klinikiero gavę 025, reikia kažkaip juos realizuoti. Būtent su šituo serumu perkant, dėjo mums, buvo jų ten toks pasiūlymas, nelabai reikėjo ir nežinau, ką su jais veikti. Bet teks kažkaip, nu taip, 025 gylio, gal būtent su šituo serumu, jeigu tokių yra norinčių namuose. Arba galvai, su galvos mezu. Galvos mezo rolikų galima. Kaip dabar jums? Puikiai, tikrai veikia. Tikrai veikia. Tikrai veikia. Girdėjot visos? Sakė, tikrai veikia. Ką veikia? Veikia, tikrai. Nuo kurio momento suveikė? Šiaip iš karto, žinokit, uždėjot, va taip su ranka pamasažavot Tai va. ir iš karto susinuojasi. Mažos molekulinės LMVH serumas hialurono. Jo labai minimalistinė sudėtis. Tai va, čia būtų galima imti švirkštą kokteilio, mikrodatinę ir ant tos listą. Jis va, kiek laiko norint, galima ir be datinę. Šiuo atveju man reikia karboksį demonstruoti uždėtą, aš jo neplausiu, paliksiu. Kas iš jo bus, jis po to vis tiek nusiplauks, bet nuramino žmogų ir mes iš naujo ją stimuliuosim. Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Na, gėlita, ne? Taip, karboksė. Ta konsistencija tokia tasi. Biški reikia su juo, kaip čia pasakyti, nesunkiai tepasi, bet ir nepaleis jo, kad jis nubėgtų. Čia labai gelbsti šepetukai. Tokie silikoniniai man patinka. Tokiom konsistencijom. Yra pardavimų, čia Exceptiono jau iš anksčiau. Šitas nekvėpia. Šitas turi gal kažkokį, nežinau, kvapą, Molio kažko. grybų ar kaip čia pavadinti. Ir Sodos. Užtepus toks kaip su piršti. Molio, tikrai gal molio. Paskui nurimsta. Dabar gali vėl pasijausti kažkiek po kažkurio laiko, kai įeis gelis giliau, nes rūgštis iš giliau nesineutralizavo. Tai jau dabar gali pradėti jum vykti ir va čiut paraudimo, matot, kaktoj. Dėl to, kad rūgštis, dėl ko gamintojas ir prieš karboksį rekomenduoja tiesiog enziminį pylingą, ne rūgštis. Aš žinau, kad reakcijos, o va, kaip burbuliuoja. Tik tai jūs šiandien labai ką jaučia, taip? Jaučiu šilumą ant kaklo. Nu va, tai čia daugiau galėtų būti. Nes ir yra užsiburbuliavo. Tai jeigu tepti, rūgštis liko, nenuvaliau rūgšties. Jeigu kaklui nėra gabaliuko, tai galima sužaisti, kad palikti rūgštį ir vyks reakcija. Dabar pamasažuosiu. Tik tai galima uždėti, gal sušlapinti užtenka tiesiog arba jo kažkokią tokią atkirptą ir kad netvirai tai būtų uždaryti. Nu va, čia karboksį gelio, nereikia jo masažuoti, bet aš pasiskirščiau ir dabar pasiruošę. Iš naujo aš jūs kaitinu. Tikrai kaista. Verda dabar. Aš nepasakiau, prie akių netepam labai arti, kad spaudimo momentu neišeitų gelis. Tai čia galėsiu, va dabar imsiu ir po trupučiuką uždėsim gelio iš lauko, iš išorės. Ir tikrai aktyvuojasi ir veikia. Tai svarbiausia, kad įgertų tiek ir susiaktyvintų, kiek yra. Ir netekėtų tas gelis į akis, į burną ir panašiai neišsispaustų. Jeigu bus trūkumas, va kaip ant nosytės, dar kur, mes turim laiko pažaisti ir va tokiais va paspaudimais visą išmirkyti. Čia irgi atlenkiau, nes plaukai, nu tai tegul šitoj va vietoj. Ir karboksigelis, jo, čia jisai. Va, tai po trupučiuką. Labai tolygiai susinaudoja, nepasakiau aš tada kalbėdama, kad apskaičiuota lakštų
ir kiekis gelio 20 procedūrų. Lakštų yra 20, viskas ok. O mililitrais man daugmaž to lygiai ir gaunasi. Jie vat kartu praimti, tai čia gal dar tiek, o lakštų kiek čia yra ant dėžutės. Čia dėžutė tai nauja, ne, va čia ant tos kažkeli liko. Ir vat papa čia nauja ten dėžutė, aš atnešiau, o ant viršaus išimti jau nuo anksčiau pradaryti, bet atskirai irgi parduodam. Jeigu anksčiau pasibaigė, nes kažkiek kažkam būna, kad lieka gelio. Lakštų daugiau, žodžiu, parduodam, truputį, nedaug, keliais vienetais, bet aš mokinu, kad vis dėlto niekur neskubėkit, ne va taip palikti, bet visą išnaudoti, visur priliptų, po truputį prispaudinėjant, vat, aplink lūpas, dydis veido, taip. Paspaudimai kažkur, aš taip primerkiu. To gelio. 5-6. Jo, kažkaip taip. Kiek mes ten pakėlėm? Pagal protokolą 20. Bet nelaikysiu tiek, nes mes darysim mikrodafinę ir, kaip sakiau, prie karboksį verta tą laiką išnaudoti geriau kitiem. Galų gale pats paprasčiausias pakeisti į gelį 2-viename su vitamino keramidų kaip kaukė. Lakštinę galima kaukę, jeigu ne keramidų, jau gudriau. Galima kokteilį įvedinėti, mikrodatinę daryti ar aparatiniais, negu kad tik tai, nes kokių čia ingredientų gaus. O jūs ką nors jaučia dar? Dabar taip ten, kur spaudžia, tai buvo toks užkaista. Biški dar yra. Tai vat, nereikia subėti. Taip ir paklausėt kliento, ar kol dar spaudinėjau kažkas, nes man rankose jau nebesijaučia, bet čia jau gal irgi nebesijaučia. Tik tai aplinkui va čia, kur sausesni. Taip, nes kur sureagavo ir jau šlapia kaukė, tai jau viskas. Tai kam laikyti, jau oksigenacija ten kažkas ne. Plius, sakau, ilgiau palaikius, jau tas gelis pradeda džiūti. Nu ir visai jinai išmirko. Dabar nekaista, žinai. Tai va, aš ją žiūriu visą sugloščiau ir nuimsiu, iš tikrųjų nuplausiu. Va. Paraudimo tikrai yra, nuo pylingo nebuvo raudona, nes aš truputį ir atgaivinusi buvau su tuo serumu hialuroniniu. O dabar pojūčiai kokie šiluma, bet negraužia tas. Tai va, atrodo paraudusi ir kai buvo klausimas, tai kiek čia paraudimas ir kas, aišku, mes mikrodatinę įvertinti irgi negalėsit, kaip praeina paraudimas. Bet šiaip, jeigu dabar daryčiau kokį aparatinį įvedimą ar pakeiščiau į lakštinę kaukę, be abejo, jinai būtų skaisti, graži ir nebebūtų paraudusi. Būtinai. Todėl, kad pats gelis, jis turi natrio bikarbonato, kitaip tariant, sodos, apnašos ant veido ir jis iš vis niekuom nenaudingas odai. Buvo kažkada klausimas irgi, o tai jį įvedinėti galima. Čia ne tas gelis, kurie yra geliai, čia yra tiesiog reakcija išgauti ir nieko naudingo jau kaip ir nebėra. Tai dėl to ir sakau, jeigu karboksy būna produktai, kad čia va, su kažkokiom veikliosiam yra, sakė, ramunėlėm ar kuo, tai kas iš to? Tuo momentu, taip, jeigu pusvalandį laikysi, tai gal, bet aš čia prioriteto nematau, nes galima šitoj vietoje gudriau pasidaryti ir įvesti jau peptidų, su hialuronu, kažko vitaminų. O ką įvedinėsi su mezoterapiu? Iš klinikiero kokteilių tikriausiai Refresh. Manyčiau, galima Glow, bet kurį galima. O Refreshas ten su raudonu. Refreshas jisai kaip tik ne liftingas, bet DMA. Ai, o labai gerai. Paprastesnė, ta prasme toks jautriai odai. Dabartinis mėgstamiausias produktas. O jesu, aš su adata manis. Drinuojantis toks. Kas toksai? DMA.
Nu va. Puikiai. Čia toniko nebenaudoju, nes tiesiog pereisim prie mikrodatinės. Tai kad nepamirščiau dezinfekuoti, šį kartą aš iš karto. Nes nenuriebalinau prieš rūgštį. Sakau, va, kaip gerai pabus dar su toniku, o po to jau šaukštai po pietų pradėjau tepti rūgštį. Čia, žinokit, visada taip seminaros aš stengiuosi dėl to produktų susidėti, nes kažkas dar ką paklausė, tu pats nesau, man galva tai neveikia. Džiaukitės! Smirda šitas. Švari būsit. Jaučiuosi girta. Alkoholis. Šitas jaunas. Apramins. Anestezijos. Kaip gerai, kaip gerai. Taip, paimam švirkštuką ir kokteiliuką. Tai refrešai. Buteliukai yra po 8 ml, tai čia yra kokiom 3-4 procedūrom. Kokie gali praimti stovėti? Tai sterilumo nuo pradurimo nėra, bet žiūrite į konsistenciją, ar neatsirado nuosėdų į tą, nu kaip čia ne konsistencija, nu jo, ar drumzlių nėra pačiame skystėje, ar nepasikeitė formulė. Va, o šiaip jis, kadangi yra uždaryti, kaip ir visos sterilios ampulės ir vaistai tai būna, tai užsidaro, tas sandarumas yra. Šaldytuve nėra būtina, bet kambario temperatūra iki 25 laipsnių šilčiausia, kas gali būti. Jeigu turit kosmetikai šaldytuvą kabinete salone, tai galit. Čia švirkštas 3 ml, kadangi truputį kaklo ir žemiau dekolte yra. Bet čia specialus kažkas yra? Kas? Kas? Švirkštai paprasti iš vaistinės, bet mes turim pardavimui. Svarbu mikrodatiniai, jeigu, čia irgi bandysiu parodyti, jeigu, tai gal matosi, jeigu norim, kad tolygiai judėtų produktas, nebuksuotų švirkšte, tai reikia, kad būtų ant stūmoklio guma. Būna 1 aukšto, 2, 3, tai terumo švirkštai, jie nuostų terumo, čia jie yra brangesni, bet jie labai minkštai vaikšto. Nes vaisiniai kitą kartą būna pigiausi variantai, kurie tiesiog kala ir tu švelniai jais net nepadarysi. O aš siūlau išmokti dirbti tiesiai iš švirkšto, sterili formulė, ne kažko teplio šepetėliais, ne bliudeliuose ar kažkaip, lašini ir įvedinėjai aparatu. Tai va, kokteilio aš turiu, dar nazopenas nekroviau, tikrai tikiuosi užteks. Kasetė imu 12 ieškau. 12. Tai kiek gali būti paimti kokteiliai? Nu, nėra nurodymo. Ir mėnesį gali žiūrėti, bet šiaip jeigu universalus, reikėtų rinktis universalius. Nu, žodžiu, net jeigu juos galit sunaudoti ne tik mikrodatiniai. Tai jeigu net vienam klientui specifinį kažkokį turėsit, darysit kas savaitę. Viena mikrodatinė, nano gali daryti, nano arba bedatinė. Mikrodatinė plus bedatinė kas savaitę, tai turėsit 4 procedūras, nu tikrai buteliuką per mėnesį sunaudosit, bet greičiausiai ne vienas ateis būtent su kokia nors ten, tarkim, pigmentacija. Bet to reikia žiūrėti į veikliasias medžiagas, ne tai, kad kaip jau čia kokios indikacijos, nes yra kas su plaukų kokteiliu padarė veidą ir sako, taip gerai, akniai, taip, nes ten yra mikroelementai, yra hialurono, augaliniai ekstraktai prieš uždegiminiai ir F-hairas puikiai viena iš Visagino suėjo kaip veido. Nežinau, ar dar dirba prieš daug, bet ir sako, bet ūsai, tai sako, neužaugo. Ai, tai patylėjo. Čia vyresnė iš anksčiau ir prieš daugiau metų. Žiūriu gilį, kad nebūtų prasuktas, toj patikrinsiu, ar tikrai. Ir nebematau jau šiesus. Ir man Vilmut beveik ateina tą dieną. Aš per seminarus veikiuosi, aš Vienas, gerai. Nes juodai, kaip baltai pažymėti, sugraduoti. Tai matau, o čia graviruoti tie, tai aš taip atsitraukiu. Man matosi viskas gerai, taškiukas didelis, skaičiai didelė.
Taip, nuo dekolte darau dar ne vienetuką, bet 0,8. Jūs pasakysit, kaip jūs čia, ar išsigasite, ar ne. Šiaip galite iš karto pasukti, man tada taip pat, darysiu įsitemps kaklas ir pradžioje, kaip sakiau, aš su kamaisiais. Nėra labai baisiai. Čia adata 12, tai tas jausmas turėtų būti. Tai aš gal ir padidinsiu, pažiūrėsiu to. Gal net nedidinkite. Ne? Ir va, ką turiu minti 8, bet ilgas kaklas, čia va šitas įsitempia, tai aš truputį pasidalinu. Jūs visada, viskas gerai, aš prisitaikysiu. Žiūrėkit, kaip jums patogu rankai, nes būna, kad, gali ir va tokį daryti juostą. Bet man dabar žymiai smagiau padalinti ir prisitaikyti pagal reljefą odos. Kaip čia ne odos, kūno. Tai va, rausta, reakcijos yra, aš noriu išgauti truputį kraujo. Tai 0,9, tarkim, to užteks. Vėliau atsiranda kraujo žymės. Neskaičiuoju judesių, bet iš principo viena linkme tokie dvigubi, kita dar kartą viena kita, kokius taip 3 kartus sukryžiavus, tai jau čia daug gauna tikrai per vieną vietą judesių. Bet ilgiau ir ten sustoti vietoj brūžinti tikrai labai nereikia, reikia nepamiršti, kad mikrodatinė vis tiek daro suardymą odos ir tai yra kaip ir dermabrazija kartu. Aš tiesiog taikausi pagal žmogų, į kiek dalių pasidalinti. Kažkada dirbdavau linijom. Žiūrėkit, kaip jums geriau bus. Panašiai. Ar geriau, kai sukinėjosi? Jūsų klausiu. Jokio skirtumo? Jau ne. Bet gražiai paraudo. Kitą pusę galim. Linijom va ta biškai problema, kad gali ir likti tokiais, kaip praleisit rožiukus, bus tų žymių. Aišku, ant kaklo dekolte praeina, gal irgi tas raudonis nevienodai būna. Kaip įsitempia jūs už čia. Tai palaiduokit. Jo, biškai gal pakelkit. Biškai palaiduokit, ar įsitempusi, Taip, nes tada tu negali pabanguoti, reikia prisitaikyti. Anatomija, va čia skirtinga pa žmonės. Vyresniam klientėm tai labai gerai ir nuo slankioja oda, gali pasitempti. Nuo raktikaulio, tų kaulų kažkur va čia irgi būna toks labai šokęs, nepatogu daryti. Pasitempi, grįžta ta oda į vieną, į kitą pusę, tai reikia nebijoti pasidaryti kaip patogu. Su papilomom, karpom, papilomom, nežinau, aš tai laikausi tokios taisyklės, kad geriau kažkokių odos darinių neliesti. Apgamus būtinai paliekam. Ten kažkokios tokios dėmelės, turiu minti apgamus iškilius, kokius dėmes, tai čia pas kitus žiūrėk, kiek jų yra, neišvengsi. Nors teko skaityti straipsnį dermatologų Lietuvoje, kad papilomos neužkrečiamos ir nesidaugina pažeidus. Tai taip ir nežinau. Kažkada buvo prieš kiek metų, nepažeiskit siejasi, po to nebesisėja. Bet sakau, darinių negali žinoti jų ir stengiasi neliesti. Taip, da baigiu pasmakrę, nes iš tos pusės taip. Tai kiek aš šiandien dekolte, kokį 1 mililitrą pusantro, buvo gal 3, tai 1 mililitrą sunaudojau. Dabar veido tikrai turi užtekti, man čia biški daugiau nei pusantro. Pasimažinu, kaip sakiau, ant žandikaulio, tai čia kažkas 0,8, galite irgi pasukti, nežinau kaip ten
Matosi vieną pusę. Labai kokteilio reikia nepilti, ypač su tirštesniais, pavyzdžiui, kaip egzosomų kokteilis. Man pirmą kartą darant, tai užnu egzosomų, neklinikėl. Pirmą kartą darant, aš čia nemažinu, nors ir kiek paraudė, bet porytės yra tokia oda riebi, šiaip iš principo riebaus tipo atrodo. Tai aš ir palikau 0,8, 0,7, 0,8, kiek čia. Visame veide čia aš neišskirčiau, kad čia yra kuperozė, kapiliarai ir nemažinu dėl to. Tai va, jeigu yra tiršti kokteiliai, čia tai toks vidutinis variantas, labai gerai čia viskas su juo. Tai nesiskirsto taip lengvai tiršti. Tu padėsi va dabar tokiu principu kaip aš ir vėl neišnešioji taip plačiai, kai jis yra tirštesnis. Tada galima tirštus gražiai išsidėlioti, tokia kaip rasa, netgi tankiau, kaip napažu tokio ant odos. Ir tada šiek tiek kraujuko ant 0,8, čia jau prabraukiau kažkiek. Tai va čia jau ta riba, kad mes tikrai dermą pasiekiam, yra gerai ir nežinau, ar jai čia giliau nereikėtų. Bet skauda? Nu, taip vietom. Pakiuose bus kiti judesiai ir gylio mažiau, tai į paakius dabar nelendu. Čia norisi truputį intensyviau, tokia porėta. Jeigu ir bus joms pasisluoksniavimas, tai aš jo kažkaip norėčiau, kad truputį oda atsinaujintų, nes tokia, šiaip graži, viskas okei, bet dėl paties reljefo norisi intensyviau. Tai su mezopeno intensyvumas yra nuo gylio, be abejo, ir nuo kiekio judesių, kiek jūs kartų brūžinsit tą odą. Gali būti, kad gylio nedaug, 0,5, bet brūžinat ilgai, per stipru gali būti. Yra tai buvo, bet tai sako, kai klientai dariau tik ant 0,5, nes jautri oda, o jai darau raudoną šiandien, lelele. Tai sakau, jūs per ilgai manau, kad padirbot, nes čia yra ir kaip ir dermabrazija, neteko, epidermis, jisai dabar su, kaip dermabrazija. Iš principo dehidratacija tada tokia, kaitimas, viskas gerai, atsistato oda. Jei jautri oda, plona, jum taip atrodo, bet norit anti-age'o, padrybusi oda, gilesnių raukšlių, darot gylį kiek reikia, bet judesių mažiau. Trumpiau makaluotis ant veido, ten kur reikia, čia irgi 1,2, 1,4, žiūrint pagal klientą, bet ne ant 0,5 ir ilgai. Geriau trumpiau, tai nes intensyvumas gaunasi, sakau, čia užkabinau gal čia. Intensyvumas gaunasi iš dviejų dalykų, iš tiek, kiek dirbam, tai aš šiuo atveju dirbu šiek tiek ilgiau negu įprastai, nes pateko pas negailestingą žmogų. Taip, dabar prie akių darau 0,25, 0,3, gal taip sakykim. Ir prie akių, nors ir gylio yra nedaug, darau judesius tiesiog tik tai štampuojant. Aš užstojau, bet noriu patempti odą. Šiek tiek. Kažkokią dalelytę. Ir viršutiniam voke, kaip sakiau, po antakio lašiuką užsidėjus. Kai neina produktas atgal, vėl truputį iš naujo. Jėgos svarbu švirkštę nenaudoti, nes tiesiog ir galite išpilti pūkšt. Čia užtenka iš naujo, taip, ir jis vėl tada eina. Ir čia taip trupučiuką. Būna ir randas, dar kas nors. Ir dėl pakritimo galima daryti ant kaulo ir viršui. Bijau ir aš, kad neprivarvinčiau daug. O ką klientai, pavyzdžiui, Reikia duoti mėginukais, kad tą dieną tikrai žinotumėt, ką naudoja.
Idealiausias variantas suplanuoti procedūrą, kad šiandien nieko daryti nereiktų. Nenuplauti, visą ką susluoksniavom, tai mūsų klientė nieko ir nedarys šiandien. Aš jau kaip užbaigsiu, rytoj plauti galit prausiklių, ką aš nežinau, tik jeigu nebent rūgštinis koks intensyvus pakankamai, jei nedaug rūgščių, viskas ok. Orientuotis namuose daugiau į atstatymą. Ne tikrai be abejo be retinolių, be kažkokių aktyvių, turėti proto ribose. Tai, o labai gerai yra klientam duoti dienai kokie su apsauga, jeigu kalbant iš Fusiono gamintojo, kai prie mikrodutinės mes ten specializuojamės. Nosį buvau palikus kaip ir pakiam. Tai būtų, tarkim, Fusion Meso Shieldas, All Day Shieldas, šitokie pagrindiniai dienai, atstatantis vakare probiotikų kremas, keramidų, kaukės naktinės, Lift Sleeping, Glow Sleeping, jos tokios riebesnės, keramidų. Jeigu iš klinikiero tinka visi tie žingsniai, esencija, serumas, retinolio gal kremo neduočiau, dieniniai taip pat gerai, kaktai 0,5. Nu ir bus kaip tik kokteilio. Ir uždėsiu lakštinę kaukę. Dar viskas. Kakta, sakau, nemaloniausia. Visur dar buvo galima kentėti, ar ne? Tai dėl to aš nuo kaktos ir nepradėčiau. Kad neišgąsdinti, kad nebūtų po to įtampoje, jog jautresni gali taip ir po to neatsipalaiduoti, kai tu jau prisiliesi prie skausmingos zonos. Nors Vilmos teiginys, kad taip ir yra, kad pirmą padarysiu, kur skauda, po to nebeskaudės. Nežinau. Kai savo namie, tai iš nuo kaktos darau, nes tiesiog šiaip patogiau produktą ir taip negu biorevitalizaciją pradedam nuo kaktos ir žemyn, bet aš su mikrodutinė kažkaip nuo apačios produkto tikrai išsiplanuoju, kad užtektų. Nu, kaip jums atrodys, čia skirtumo dėl to nėra, čia nei limfa, nei čia apie tai, bet jeigu pagal limfą, tai čia suaktyvinam, ten viskas nuteka. Barzdaskutę išjungiau, jo. Tie, kurie lašiukai dar lieka, aš stengiuosi visur dar kažkiek uždėti. Masažuoti nieko nemasažuojam. Ir tada renkuosi, aš manau, kad iš lakštinių intensyvesnė, kaip po mikrodutinės, kad mažiau neturi poveikio nei pigmentacinė, nei liftingą, daugiau prieš uždegiminę, taip ir rašo. Čia gal irgi žmonėm, prieš uždegiminę, į aknę linkusiai, jautriai odai. Ir čia yra hialurono, čia nematau, dabar rašo, būdavo 1% ant pakuotės priekį, dabar kitoje vietoje nematau. Kaip? Kurio būtent dalyko? Šito seminaro, tai jį reikės sutvarkyti, sukarpyti. Nepažadu, kad ir per ateinančią savaitę gal kolegiai duosiu iškelt reik tuos failiukus. Kitą savaitę Silverto dar turiu seminarą, tai aš truputį neturėsiu ir laiko taip greitai, bet yra ankstesnių seminarų įrašų. Tiesiog YouTube susiradus aestetą įvesti. Išmes, įeiti į video ir bus visas sąrašas. Yra teminiai seminarai Exception Fusion produktais, rūgščių, mikrodutinės, tai atrinkti ir kokteiliai pagal problemas. Yra aknė rožinė, yra pigmentacija, yra akių, yra plaukų. Nu, ten nemažai. Klinikiero ankstesnis seminaras, retinoliai, biorevitalizacijos tema, jeigu įsivaizduot, net jeigu ir kažkas dirba, gal kažką išgirstų naujo. Tai šitą irgi ten pati kelsiu į YouTube, bet pamatysi tikriausiai, gal ir naujienlaiškyje įtrauksim. Tai va, ačiū, kad buvot mergaitės. Diplomų norit, be mano parašo, ajajajajai. Aš per pertrauką norėjau ir va, tuoj
aš labai greitai baigiu čia. O sakykit, jeigu dabar užeiti į parduotuvę, tai gali... Iki 6 ofisas dirba, jūs galite tikrai užeiti. O šiandien... Jūsų laukia. Jo, irgi nepasakiau, matot, kai gerai, kad jūs viską. Seminaro dalyviams visada taip, jo. Bet šią savaitę gal, ne? Šią ir galit, manau, per kitą